Labas vakaras visiems, kas mane klausote. Na, jeigu reiktų studijuojantiems žurnalistiką studentams pasakyti paskaitos metu, kas yra antižurnalistika, tai visada duočiau Rūtos Janutienės pavyzdį. Ir tą laidą, kurioje dalyvavo visų mūsų gerbiamas profesorius Eduardas Vaitkus, beje, ta laida tikrai truko labai ilgai ir aš pagalvojau, kokiu tikslu yra taip ilgai varginamas žmogus. Aš suprantu, kad Eduardui Vaitkui reikia eterio, jis laikėsi tikrai pasiaukojančiai, išlaikytai ir kalbėjo labai tiksliai, jo formuluotės buvo labai aiškios, bet apibendrinant tą laidą galiu pasakyti, kad pagrindinis Rūtos Janutienės tikslas buvo diskredituoti, pažeminti Eduardą Vaitkų ir buvo pasiektas visiškas dugnas. Ta laida peraugo ne tai, kad į lengvą tardymą kars nuo karto žurnalistai užsiema tokiais aštriais kampais, bet jau ši laida buvo toks grubus tardymas, kuris, galima sakyti, buvo psichologinis spaudimas palaužti ir gana buvo pasirinkta įdomi taktika, buvo pasikviestas Naglis Puteikis, patologinis rusofobas, politinis lavonas, prisišiukšlinęs per savo politinę karjerą tikrai gana nemažai. Ir aš ten tos moterėlės Zaborė, jos pavardė tikrai neseku, nežinau, ką jie ten kalba tose Rūtos Janutienės laidose, bet iš dviejų išgirstų jos klausimų jį man pasirodė visiška višta. Ir aišku, jį dirba Rūtai Janutienei ir tie klausimai tiesiog buvo visiškai kvaili. Kaip jūs ten žadate paveikti Seimą? Na, visiškai Delfi lygio klausimai ir bent galėjo rimčiau pasiruošti laidai ir parodyti save iš geresnės pusės. Na, kaip sakiau, ta laida yra antižurnalistikos pavyzdys, kaip neturėtų elgtis žurnalistas, bet dėja mūsų laikais dabar tikros žurnalistikos likę labai mažai. Daugiau yra politiniai užsakymai ir aš manau, kad Rūta Janutienė dirba po priedangą ir jos pagrindinis buvo uždavinys, ji buvo nusitaikys į tos Lietuvos žmonės, kurie vis dar abejoja, už ką balsuoti, dvejoja ar balsuoti ar balsą atiduoti už Igną Vėgėlę ar už Eduardą Vaitkų. Tai ir ta laida buvo skirta tiems. Rūta Janutienė galvojo, kad pasistengus jį kažkaip diskredituos Vaitkų, jį kažkaip užspaus į kampą ir pasieks tikslą, bet deja Rūta Janutienė įkalė paskutinę vynį į savo grabą ir faktiškai tie žmonės, kurie seka jos kanalą ir bando kažką iš jos gauti, tai man tikrai jų gaila. Na, aš galvojau tą laidą išnagrinėti iki smulkmenų, bet šiandien pagalvojau, o koksgi tikslas, tai iškirpau tik tai 4 tokias nedidelės iškarpėlės, kurios mano manymu yra esminės, kurios parodo visą Rūtos Janutienės kabutėse žurnalistinį grožį. Na, pradėkime, kad ir nuo šitos video ištraukos, kurie tiesiog šitas iškarpas reikia išsisaugoti ir visur jas platinti, komentuojant, kad tai yra tikros antižurnalistikos pavyzdys. Jeigu yra žurnalistika, tai yra ir antižurnalistika. Tai Rūtos Janutienės šita video atkarpa yra tobulas antižurnalistikos pavyzdys. Paklausykime, ką ji išdarinėjo. Federacija pasirašė šitą deklaraciją. Taip. Jinai, skirtingai negu jūsų cituojami blogi žmonės, niekada nesakė, kad tai yra blogas dokumentas, kurio reikia nesilaikyti. Jinai tiesiog pažeidė kiekvieną punktą dokumento, kurį jinai pati pasirašė. Mano klausimas jums kaip žmogui, pretenduojančiam tapti Lietuvos Respublikos prezidentu ir pradėti taikos dėrybas su Tos taikos dėrybos bus pradėtos, neabejotinai. Tai paduokite man pabaigti sakyti. Tai jūs priminsit Rusijai jos įsipareigojimą, kurio jinai neatšaukė, skirtingai negu blogi žmonės iš kokių tai ambasadų, kad jinai pažeidė
savo įsipareigojimą Ukrainoje. Visus 5 punktus. Ketinimų protokolai buvo surašyti, tikrai Jūs priminsite ar ne? Galiu priminti, man jokių problemų. Ačiū. Ir priminti, kad buvo tokia situacija, kai abipusė nauda buvo nuspręsta. Jūs pasakysite Putinui, kad jisai gali nesilaikyti teritorinio vientisumo įsipareigojimų kitai šaliai. Jūs tą norit pasakyti? Jūs dabar man aiškinat, atsiprašau, klausykit. Jūs dabar tada visi gali keisti sienas, ne? Jeigu Rusijai galima nesilaikyti memorandumo, tada galima okupuoti Vilnių, tada galima pasiimti Klaipėdą, tada galima pasiimti pusę Ukrainos ir taip toliau. Ir jūs aiškinat dabar, pretenduodamas į Lietuvos Respublikos prezidento postą, kad jūs nueitumėt ir paaiškintumėt Putinui, kad jisai gali nesilaikyti Rusijos federacijos įsipareigojimo. Taip? Kad jisai gali grasinti visam pasauliui branduolinių ginklų, kad jisai gali peržengti sienas, kad jisai gali... Atsakyti? Ne. Ne? Ne. Tai užčiaupėt, gerai. Taip. Todėl, kad jūs užčiaupiamas. Ne. Taip. Ne. Rūta Janutienė. Žemiau dugno. Ir aš jau nekalbu apie tai, kad jos geopolitinės žinios tiesiog yra labai žemo lygio, įsikandusi tas trafaretinės klišinės frazės, kad Rusija grasina pasaulio branduolinių ginklų. Liktai mes nežinotumėm, kiek ginklams ir ginklavimosi varžyboms išleidžia pačios Jungtinės Amerikos valstijos. Ir taip Igno Vėgėlės mylimas Ronaldas Reiganas, kurį jį kaip pavyzdį davė Ignas Vėgėlė Giedrės Gorienės laidoje, minėjo, kad koks būtų prezidentas pavyzdys, kaip jis užtikrino taiką, išleisdamas kariniams tikslams begalę pinigų. Tik priminsiu, kad tas pats Ronaldas Reiganas buvo iniciatorius tos programos strateginės gynybos iniciatyvos, kitaip kalbant liaudiškai, jinai buvo žinoma žvaigždžių karų programa, nuo kurio ginklavimosi varžybos persikėlė į kosmosą. Tai pradėjo amerikiečiai, ne rusai. Ir aišku, Rūta Janutienė tokių klausimų jinai nekelia. Ir pastebėkite dar tokį momentą, kokiu tonu jie kalba su Eduardu Vaitkumi, atmeskim tas visas politinės pažiūras. Visi mes žinome, kad jinai yra rusofobė, kad jinai yra patologinė rusofobė, bet ta bendravimo kultūra su kandidatu jis juk ne kažkoks tai tenais kiemsargis, bet kokiu tonu jį su jo kalba pasikviečia jį į laidą ir tiesiog jį užčiaupia, kad jį taip tokius aštrus klausimus, ne tai kad aštrus klausimus, kad jį taip būtų tardžiusi tą patį Igną Vėgėlę, kada jis buvo jos laidoje. Pavyzdžiui, kodėl Rūta Janutienė negalėjo paklausti Igno Vėgėlės, o kaip jūs jaučiatės, kai žinote, kad jūsų tėvukas sukišo tiek daug pinigų į rinkiminę Dalios Grybauskaitės kompaniją, kaip jūs jaučiatės, kai jūsų tėvukas gaudavo valstybinius užsakymus ir yra statęs taip pat kažkokius ten didelius projektus pačioje Baltarusijoje. Bet su Ignu Vėgėle jį kalba vienaip, o su Eduardu Vaitkumi kalbėjo ne tai, kad iš aukšto į tiesiog paniekinamai elgėsi ir faktiškai reikėjo turėti labai didelių šaltakraujiškos nervus, kad išsėdėti tos studijos kėdėje. Aš jau nekalbu apie tai, kad Rūtos Janutienės laidos pavirto į nacikų sueigas. Jinai tame nieko blogo nedaro, kad ten jos laidos vedėjai 100% naciukai, Ričardas Šekutis ir tas pats Audrius Butkevičius, bet niekada jį nėra kalbėjusi tokiu tonu su savo pašnekovu. Galima daryti išvadą, kad jos pagrindinis vis dėlto buvo uždavinys pašiepti
pajodinti ir diskredituoti Vaitkų prieš tuos žmonės, kurie galbūt dar neapsisprendė, galbūt dar dvejoja, bet galiu pasakyti iš komentarų, kiek aš spėjau jų perskaityti, jai tas nepavyko. Tiesiog Rūta Janutienė įsikalė paskutinę vinį į savo kaip žurnalistės karstą. Ji yra tikrai žlugus. Ir ta video atkarpa, galima sakyti, epinė tiems būsimiems studentams, reiktų rodyti kaip pavyzdį, kokia turėtų nebūti žurnalistika. Tai yra antižurnalistikos pavyzdys. Na, paklausykime dar aš 3 nedidukus video iškarpas norėjau jums parodyti, priminti. Mat šita vieta labai svarbi yra. Aš dėkodamas, kad jūs mane čia šiandien pakvietėt, aš tikiuosi, kad kitą savaitę pakviesit, kad galėčiau aš kartu su advokatu Mažvydu Misiūnu paneigti, kur jūsų studijoje kiti paskleidė melagienas apie mane. Tai mes abudu su advokatu, su mielu noru sudalyvausim ir paneigsim tas melagienas. Tai jūs dabar neikit. Kokių melagienų? Su advokatu ir kartu dėl programos. Tai dabar programa tai bus atspausdinta. O kokių melagienų? Tai jūs dabar jau reikalausit mūsų eterio? Nu tai tokie žaidimai. Kokie žaidimai? Jūsų negalima kritikuoti. O Jėzau, galima kritikuoti, reikia kritikuoti ir labai gerai kritikuojant. Kokios netiesos buvo apie jūs paskleista? Nu, kaip pavyzdžiui, kad mano programa tai yra baudžiamojo kodekso rėmose. Turi būti vertinama. Taip žmonės galvoja. Ne, taip Seimo narė galvoja. Taip Seimo narė, kuri O jinai negali galvoti? Tai tam reikia ir tam tikrų įrodymų. Mano programą gal tada galima imti ir perskaityti, nes jinai visai gera, 17 sakinių ar 18 sakinių. Taip. Bet aš tada pradėsiu nuo to, kaip jūs paklausėt. Jūs ir su mumis norit peštis, ne? Ne, aš nesipešu, aš tik tai gražiai ateinu su advokatu ir paaiškinu. Taip. Su advokatu. O vienas jūs nepaaiškinat. O kaip jūs valdysit Lietuvą, jeigu netyčia laimėsit su advokatu? Su advokatu juridiniu požiūriu paaiškins, ką galima skelbti, ko negalima skelbti. O kodėl čia bus jo nuomonė? Tokius dalykus skelbia teismas, ką galima. Taip, kaip paklausai, tai pirmas įspūdis purto nuo Rūtos Janutienės, tiesiog purto, bet labai svarbus momentas. Eduardas Vaitkus užsimena, kad norėtų ateiti su savo advokatu gerbiamu Misiūnu į laidą ir sudėti tam tikrus akcentus. Priminsiu, apie kokius akcentus yra kalbama. Širinskienė, kuri yra Karbauskio partijos narė, viena iš partijos ten lyderių. Laidoje pas Rūtą Janutienę papylė ten ne tai, kad neteisybės, ne melo, bet šmeižto papylė, kad Eduardo Vaitkaus programa atitinka baudžiamąjį kodeksą. Kitaip kalbant, kad yra Eduardo Vaitkaus programoje tokių tezių programinių parašyta, kurios traukia ant baudžiamojo straipsnio. Ir tai yra visiškai ne tai, kad nesąmonė, bet tai yra faktiškai šmeižtas, už kurį taip pat galima reikalauti teisinės atsakomybės. Bet atėjo tokia bobutė Širinskienė į Rūtos Janutienės laidą, tokius visada suranda ir tiesiog Vaitkus yra priverstas gintis teisinėmis priemonės ir kodėl advokatui nepaaiškinti visai Lietuvai, kokias nesąmonės kalba Širinskienė. Galbūt pačio Širinskienė reikėtų teisti už tai, kad jų partija buvo pandemijos metu tų antikonstitucinių apribojimų autoriai. Ir daug nutarimo buvo antikonstitucinių, bet visi kažkaip labai greitai primiršo ir ateina tokia babulė Širinskienė pas Rūtą Janutienę į studiją ir tiesiog varo juodą šmeižtą ant Eduardo Vaitkaus. Neva jo programa netitinka ne tai, kad konstitucijos, bet ir traukia ant baudžiamojo kodekso straipsnio. Ir aš suprantu, gerbiamą profesorių Eduardą Vaitkų, jis priverstas gintis teisinėmis priemonės. Na, o patys girdėjote dar kartą, kaip vartosi Rūta Janutienė ir kaip ji
atsimušinėja, neva Eduardas Vaitkus be advokato negali apsiginti. Tiesiog toks žmogaus tipažas, kaip sakiau laidos pradžioje, antižurnalistikos pavyzdys. Na, paklausykime dar vieną ištrauką. Dabar galima paklausti jau, Gerai. nes jūs jau, kaip ten, daugiau negu LRT jums Taip. taip. Be diskusijos, tikrai taip. Dabar pradedam iš eilės. Gal nuo galo šito. Gerai. Nuo neutraliteto, ne? Žiūrėkit, jūs kada siūlo tai padaryti? Tą atsiskyrimą, gerai. Bet tai trumpai dabar jau. Kada iš karto, jeigu Vaitkus laimi, kada bus atsiskyrimas nuo NATO, tas klausimas iškeltas, iš NATO ir Europos Sąjungos? Ne, tai dėl Europos Sąjungos tai dar čia sudėtingesnis klausimas. Taip. Dėl NATO, aš manau, 2–2,5 metų laikotarpį galima apsispręsti. Ta prasme, išeiti. Ne, išėjimo mechanizmas, jeigu Lietuva nuspręstų, arba Amerika nuspręstų, arba Prancūzija nuspręstų 12 mėnesių ir viskas. Viskas legaliai pagal įstatymus. Jeigu jie nieko nesprendžia, tai jūs prezidentas, jūs inicijuotumėt referendumą, aš teisingai suprantu. Inicijuočiau aptarimą. Aptarkime visi privalumus, trūkumus. O kaip tas vyktų? O kokią formą žmonės pareikštų norą ar nenorą? Tai pradžioj suteikim žmonėm informaciją. Kas yra NATO, kodėl susikūrė, kokie tikslai. 99% jų nežino. Ir pastebėjote, kaip Puteikis ir Janutienė įjungė durnelę. Tai kaip čia viskas bus, kaip čia visą tai žmonės sužinos, kaip tikrai įjungė durnelį. Ta, ką jie kalba, yra skirti bukapročiams durneliams, kurie neturi jokio kritinio mąstymo. Ir Vaitkus teisingai sako, reikia pirmiausia inicijuoti diskusiją viešoje erdvėje, kas yra NATO istorija, nes daugelis žmonių nežino Janutienio, o kaip tai nežino. Tikrai nežino. Paklauskite, ar daugelis žmonių žino, kas pavyzdžiui yra, kad ir toksai oficialus pavadinimas, pasigūglinkite NATO Gladijo, kas buvo Gladijo per NATO programą, kada jie žudė žmonės, žudė įvairius politikus ir kaltino tų šalių komunistus. Tai yra oficiali informacija ir tokių programų, manau, kad ir dabar yra. Tiesiog turi visuomenėje vykti diskusija, nes dabar daugelis tikrai žmonių praregėjo, tada inicijuoti, kad ir referendumą. Bet jie čia kaip nukrytė iš dangaus, lyg tai negalėtų būti kažkoks toks politinis tikslas, ar tai partijos, ar kažkokios tai politinės grupuotės, kvestionuoti NATO, Lietuvos buvimą NATO organizacijoje. Ir tikrai, kai žiūriu aš tą laidą, tikrai Rūta Janutienė dirba savo darbą. Jos darbas buvo diskredituoti Eduardo Vaitkų. Kaip galima juodžiau. Atsiprašau, paklausykime paskutinę jau video ištrauką. Grėsmė iškilusi dėl to, kad mes ir esam NATO. Grėsmė yra iškilusi dėl to, kad mes agresyviai elgiamės. Būtent dėl to ir yra grėsmė. NATO agresyviai elgiasi? Tikrai taip. Tai tada jūs man pasakykite, kas įvyko 2022 metų vasario 24 dieną? Prieš 22 metų vasario 24. Ne, kas įvyko vasario 24? Konkrečiai. Suderinti su Amerika planai Ukrainos teritorijai. Tas klausimas, matyt, mūsų šeimininkams yra labai aktualus. Nedaug dievė, jei Lietuvoje prasidėtų tokios visuomenėje diskusijos, rimtesnės diskusijos, kas yra NATO ir kada pradės visuomenėje kilti tokios idėjos, neutraliteto idėjos, nusiginklavimo idėjos. Mūsų šeimininkai nenori, kad Lietuvoje ateitų tokios politinės jėgos su tokiomis alternatyvomis. Todėl, kaip yra Valstybės saugumo departamente, visuomeninių procesų kontrolės departamentas,
Tai nereikia būti naiviu, kad negalvoti, kad Lietuvoje taip vadinami poziciniai kanalai nedirba po priedangą. Ir aš manau, kad tikrai Rūtos Janutienės YouTube tas kanalas tikrai dirba pro priedangą. Jie gali ten kritikuoti 100 metų tos Landsbergius, amerikiečiams yra nusišvilpti, ar Lietuvą valdys Landsbergiai, ar Vėgėliniai valdys, ar Karbauskiniai. Svarbiausia, kad nesikeistų geopolitinė kryptis. Vaitkus yra kažkas kita. Jis turi alternatyvą, jis turi viziją, jis turi savo pasaulėžiūrą. Ir tokių šunyčių kaip Puteikio, Janutienės, Butkevičius, Čekučių, kurie skrebių tikslas ir buvo Rūtos Janutienės laidose, neleisti prasiveršti tom idėjom, neleisti, kad visuomenėje būtų tokia diskusija, todėl Eduardas Vaitkus ir buvo blokuojamas. Tai yra, taip jau aiškiau nebūna, tai yra kaip 2x2, yra 4. Ir Rūta Janutienė kaip ir nukritusi žemiau plintuso, nereikia būti naiviam, ji atlieka užduotį ir adekvatiems žmonėms atrodo vemti verčia nuo jos, bet ji atlieka užduotį, ji žino, ką ji daro ir deda į tai labai, labai daug pastangų. 3 valandos 23 minutės. Na, nežinau, ar čia verta dar paleisti audio įrašą, čia komentuoti, kaip ir viskas aišku. Manau, kad užteks tų nedidelių 4 video iškarpų. Apibendrinant, galim pasakyti, kad Eduardas Vaitkus šaunuolis atsilaikė 3,5 valandas, atlaikė tą psichologinį tardymą. Tai buvo ne interviu, tai buvo psichologinis teroras, psichologinis tardymas. Ir Rūta Janutienė įsikalė į Vilnių į paskutinę savo žurnalistinės karjeros karsto dangtį. Ir Puteikis, kaip visada, jis šunytis, jis politinis lavonas. Rūtos Janutienės laidose gali ten kalbėti Žemaitaičiai, Puteikiai, Gražuliai, Karbauskiai, Vėgėlės, bet realios žurnalistikos jai jau nepadaryti. Šitas jos pavyzdys, ta pirmoji video ištrauka, klasikinis, bus antižurnalistikos pavyzdys. Tai tiek gal tada šiam kartui, visi matėte tą laidą, visi turite nuomonę, nieko aš čia daugiau naujo ir nepasakysiu. Tad palinkėkime Eduardui Vaitkui tokios pačios ištvermės, kokią jis pademonstravo Rūtos Janutienės laidoje. O jūs saugokite save ir tada iki kitų kartų.